Ar žinai tą jausmą, kai sėdi ant sofos, žiūri tokią investuotojų laidą kaip Shark Tank arba Dragon's Den, kur sėdi verslininkai, versle jau pasiekę žmonės, kurie valdo ir didelius kapitalus, ir kitus verslus, ir laukia, kol pas juos ateis nauji verslai, startupai, žmonės su kažkokiam unikaliom idėjom, kurie ieško pinigų, nori prisitraukti kapitalo tam, kad galėtų išbūstinti savo startupą. Ir ko jiems reikia, tai realiai jiems reikia know-how, tai tos informacijos, kurią turi verslininkai, verslo angelai ir taip pat jiems reikia pinigų. Tai jeigu tu mėgsti žiūrėti tokias laidas ir būdamas ant sofos labai dažnai pagalvoji, kad turėčiau 100 arba 2 arba 3 tūkstančius eurų, turėčiau verslą, eičiau į tokią laidą arba investuočiau tiesiog į kažkurį iš šitų verslų, nes patikit idėją, jums tas yra įdomu, jūs degat ar ne ir norit prisidėti prie to verslo augimo, bet kaip ir galimybių nėra, nes paprastas žmogus, jisai neturėdamas kažkokių pažinčių, neturėdamas didelio kapitalo arba galbūt jau pasisekusio verslo, tu nelabai prieisi prie to privataus verslininko su unikalia idėja. Tai kilo mintis padaryti video apie Crowded Hero platformą, kuri ką mums duoda, tai realiai suteikia galimybę investuoti ne į startuolius, tos visiškai ne unikalias idėjas, kur atrodo, tikrai išbūstins, bet realiai tik tais kokie 5 procentai iš viso 100 tampa vienaragiais ir tom kompanijom, kurios iš tiesų išgarsėja visam pasaulyje. Tai Crowded Hero suteikia galimybę nuo tokios nedidelės sumos kaip 100 eurų investuoti į augančias ir savo verslo modelį jau pasitikrinusias kompanijas, kurios ieško kapitalo pritraukimo tam, kad galėtų išplėsti savo veiklą po daugiau ES šalių, galbūt Baltijos šalių, nes Crowded Hero platforma veikia Baltijos šalyse, Čekijoje, Vengrijoje ir Europos dalyje. Tai jie suteikia galimybę mums patekti į tas privačias kompanijas, kurios jau turi žengusios pirmosius žingsnius, jau generuoja pelną, yra augančios kompanijos ir tiesiog nori išsiplėsti į dar daugiau rinkų tam, kad generuotų dar didesnį pelną. Tai per Crowded Hero mes investuodami prisiemam didesnį riziką ant savęs tam, kad gautume daug aukštesnį grąžą. Tai jeigu tau yra įdomus toksai turinys, spausk like, jeigu nori pažiūrėti, apie ką aš kalbėsiu per video, tai pačioje rasi timestampus, išsirink tau aktualiausias vietas ir nepamiršk prenumeruoti kanalą ir tada keliaujam tiesiai į video. Beje, jeigu pirmą kartą pasijungiai mano kanalą, tai labas, aš esu Justina. Ir mano tikslas yra, kalbant šitam kanale, parodyti, kad investavimas tai nėra raketų mokslas, kad investuoti galim kiekvienas, jeigu mokam užsisakyti maistą per Woltą arba kažkokį kitą maisto atvežimo pasirinkimą. Nes kas yra svarbu, mes turim suprasti bazinius ir fundamentalius dalykus, kai kalbam apie investavimą, turim žinoti savo rizikos toleranciją, turim turėti fiksuotą sumą minimaliai, kiek mes galim sau leisti investuoti, turim turėti rezervą. Na ir apie visus šitus dalykus aš kalbu savo kanale nemokamai, nes noriu parodyti, kad kiekvienas iš mūsų paskyrė šiek tiek laiko nemokamai edukacijai, labai paprastai galim žengti pirmosius žingsnius ir svarbiausia žinutė yra ta, kad visa tai, apie ką aš kalbu, tai yra mano požiūris, mano idėjos ir mano nuomonė ir niekas negali būti traktuojama kaip investavimo rekomendacija, nes kiekvieno rizikos tolerancija ir investavimo galimybės yra visiškai skirtingos, lygiai taip pat kaip ir skirtingi tikslai. Tai kviečiu tiesiog žiūrėti šitą video, įsivertinti, perleisti per savo prizmę ir tuomet priimti informuotą sprendimą, ar man tinka čia investuoti, o galbūt ne ir aš ieškausi tiesiog kitų variantų. Tai pas mane kanale rasi tikrai daug video, kur bus padengtos žinios ir bazinės, fundamentalios žinios ir investavimo idėjos, ar ne, bei kompanijų analizės. Ir jeigu turi idėjų ar pasiūlymų, apie ką norėtum išgirsti daugiau iš manęs, tai būtinai komentaruose palik savo idėjas, aš susirinku tos komentarus ir darau arba Q&A sesijas, ar ne, klausimų atsakymų sesijas, kaip plačiau atsakau į tam tikrus konkrečius pilnai užduotus klausimus, arba padarau video, jeigu gaunu pasiūlymus, kas jums yra aktualu ir įdomu. Tai šiandieną kviečiu pasižiūrėti, kaip veikia Crowded Hero platforma ir kokios investavimo galimybės yra tenais. Tai Crowded Hero linkas, jeigu nori pasižiūrėti ir pats pasiskaityti daugiau apie šitą kompaniją, apie sutelktinio finansavimo platformą, tai apačioje rasi nuorodą, gali pasižvalgyti. Tai keli svarbiausi akcentai apie pačią platformą. Tai platforma yra licencijuota ir registruota. Tai platforma veikia kaip sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas ir turi sutelktinio finansavimo licenciją. Visas licenzijas ir registracijas, ar ne, mes galim rasti apačioje, tokį kaip disclaimerį. Tai pasižiūrėkit šitą momentą.
momentą, kas yra svarbu, kad sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, jie nepakliūna po investuotojų apsaugos schema ir vadinasi, mūsų pinigai iki 20 000 nėra drausti, kaip dažniausiai būna, ar ne, jeigu mes renkamės tam tikrus investicinius brokerius ir kitus panašius pasirinkimus. Tai reguliavimas ir licenzijos yra, bet šiai dienai neturim iki 20 000 eurų mūsų pinigų apsaugos. Tai jeigu yra įdomus rizikų valdymas iš pačios platformos, kaip tai platformai sekasi, tai šitą informaciją gali susirasti prie dažniausiai užduodamų klausimų ir parodau, kur yra visa šita informacija, tai šitą dalį būtinai pasižiūrėk, nes mano video tikslas yra ne iš esmės pristatyti pačią platformą, bet iš tiesų parodyti tas investavimo galimybės. Tai jeigu nori pasižiūrėti, koks bus rizikų valdymas iš pačios platformos, ar ne, tai gali atkeliauti prie dažniausiai užduodamų klausimų, ar ne, ir tiesiog pasiskaityti Regard Crowded Hero. Tai yra keletas klausimų su atsakymais. Na ir taip pat kalbant apie patį sutelktinį finansavimą, ar ne, apie akcijas, tai yra investuotojams pasirinkimas ir tiems, kurie dalyvauja čia, bandydami susirinkti kapitalą kaip project owneriai, kaip projektų savininkai. Kas yra labai svarbu suprasti, kaip veikia Crowded Hero platforma, tai kad mes galime ateiti ir su didesniu kapitalu ir būdami kaip profesionalūs investuotojai, turėdami daugiau žinių, galim čia dalyvauti ir investuoti, tapdami tiesioginiais savininkais per tiesioginį investavimo modelį, arba ateinam su mažesniu kapitalu, su mažiau žinių, norim pasinaudoti Crowded Hero analitikų ir profesionalų pagalba, kai jie jau išanalizuoja, patikrina ar ne tas kompanijas ir mes investuojam ne tiesiogiai į tą mūsų pasirinkimą, bet investuojam netiesioginių investavimo modelių. Tai šiek tiek trumpas paaiškinimas, kuom jie abudu skiriasi. Tai pačioje platformoje rasi, ar ne, štai tokį paveiksliuką, tai yra tiesioginis investavimo modelis. Tai kaip ir galima suprasti iš pavadinimo, kad tiesioginis investavimo modelis reiškia, kad investuotojas tampa akcininku, be tarpininkų. Tai mes gaunam dividendus, jeigu kompanija moka dividendus, ir mes uždirbam per akcijų vertės padidėjimą. Ne? Jeigu mes turim savo investavimo strategiją ir norim išeiti iš tos investicijos, galim parduoti savo turimas akcijas kažkuriam kitam investuotojui arba tam pačiam verslui, jeigu iš mūsų atperka, ir mes tiesiog gaunam patį kapitalo vertės prieaugį, jeigu per tam tikrą investuotų laikotarpį kompanijos vertė paaugo. Ir yra netiesioginis investavimo modelis, tai reiškia, kad specialiai šiam tikslui yra sukurta atskira įmonė ir ne SPV pasirinkimas, tai yra Special Purpose Vehicle, į kurią mes investuojame ir mes tampam šitos SPV dalyviais ir būtent šita atskirai įkurta kompanija ir tampa akcininkų ir investuotojų to jau mūsų galutinio pasirinkimo. Tai tokiu būdu mes turim tokį centralizuotą valdymą, didesnį rizikų valdymą, bet lygiai taip pačiai galim gauti dividendus ir to pačiu uždirbti iš akcijų vertės prieaugio. Tai Crowded Hero platformoje yra ir antrinės rinkos pasirinkimas, jeigu mes norėsim anksčiau negu planuojame pasitraukti iš savo investicinio šito raundo. Tai šitą momentą taip pat turėkite omeny. Platforma leidžia pasirinkti kelis variantus, kaip mes norim investuoti, ir mes galim investuoti sutelktiniu būdu į tam tikras obligacijų emisijas. Tai šiai dienai pati platforma siūlo galimybę investuoti į Vandu Finance, ar ne? Tai yra išleista 200 000 eurų obligacijų emisija ir procentas, ką jūs gausit, ar ne, yra fiksuotas 15%, tai tie, kas nori rinkti šitą pasirinkimą, atkeliaujam prie investavimo skiltės ir kadangi pati platforma turi savo mokestinę bazę, ar ne, už tą prieigą į unikalius investicinius pasirinkimus, jie pasiema dalį procento, tai mes galim visą informaciją surasti apačioje pasirinkimas, list of prices, ir mes pačioje platformoje, norėdami investuoti į fintech kompaniją, siūlančią tam tikrus finansinius inovatyvius sprendimus, tai mes fiksuotos grąžos gaunam 11,25%. Taip pat obligacijų emisija atsineša 15% tą fiksuotą grąžą, bet kadangi mes per platformą turim susimokėti mokesčius, realiai tai, ką mes gaunam, yra 11,25%. Jeigu nori daugiau pasidomėti apie Vandu Finance, ar ne, tai yra kompanija, kuri yra vertinama 10 milijonų ir tai yra jau ne pirmas tas skolinimas būtent šitai kompanijai per obligacijas. Tai yra dabar naujai pasileistas etapas ir ką mes turim, ar ne, targetas yra 300 000, tai šiai dienai, kai aš filmuoju, yra surinkta jau 200 000 eurų ir maksimalus targetas tai yra 400 000 eurų. Mes investuoti galim nuo 100.
Tai apačioje matysit daugiau informacijos, ką daro patys Vandu Finance, matysit tokį kaip pardaviminį pitchą, kodėl mes galim norėti rinkti šitą galimybę paskolinti būtent šiai kompanijai per obligacijas. Na ir matysit visą kitą svarbiausią informaciją. Tai apačioje prie documentation bus jūsų pasirinkimai, kur gauti key information document, ar ne, tai pats svarbiausias dokumentas prieš renkantis šitą investicinį instrumentą, spaudžiam anglišką variantą, nebent suprantat latviškai, renkatės latvišką pasirinkimą. Kitos galimybės, į ką mes galim rinktis investuoti, tai šiai dienai, kai aš filmuoju, yra pasirinkimas, bet yra tik 7 dienų laikotarpis, kurį mes vis dar galim investuoti į dvarą, ne, tai yra latviškas dvaras. Yra žmogus, kuris yra užsidegęs idėją šitą dvarą atnaujinti, atrestauruoti ir jį paversti butikiniu viešbučiu. Tai čia yra jo toks tikslas ir jisai, norėdamas prisitraukti kapitalą su kiekvienu iš mūsų, kuris norėtų prisidėti ir tiki šitą idėją, pasidalina savo verslo dalimi. Tai čia minimalus įėjimo taškas yra 388 eurai. Tai šiai dienai būtent pats verslas turi 90 akcininkų. Tai čia galit pasiskaityti būtent ir tą visą pardaviminį akcentą, kodėl mes norėtume investuoti į šitą dvaro pasirinkimą, ar mums rezonuoja ta pati pagrindinė idėja. Na ir tikslas yra, aš sakiau, butikinį viešbutį, tai noriu padaryti gurme viešbutį. Tai tarsi tam tikrą renginių erdvę, kur mes galėsim organizuoti vestuvės, gimtadienius, na ir visas kitas šventes. Ir kadangi tai yra Latvijoje esantis dvaras, tai mums iš Lietuvos tikrai nekainuoja labai daug laiko paimti ir nuvažiuoti ir mes galim būti šito dvaro, šito viso besiplečiančio verslo dalimi bendrasavininkiais. Ir kitas unikalus momentas, kuriuo labiausiai norėjau pasidalinti, nes man jis būtent ir atliepia tą Shark Tank arba Dragon's Den realybės šou pasirinkimą. Tai yra ateities investavimo galimybė, kurios dar nėra, bet tai yra coming soon pasirinkimas. Galbūt tada, kai jau išeis mano video, jau bus galima ir investuoti į šitą pasirinkimą. Tiek turėkit mintyje, kad kadangi suma, kurią norima surinkti, nėra labai didelė, tai yra visiškai unikali galimybė, tai tiesiog vienas būdas, kaip siūlyčiau suvaldyti riziką, kad iš viso praleisit šitą galimybę, tai užsiprenumeruoti Crowded Hero naujienlaiškį, tai rasite apačioje, kur įrašyti savo e-mailą, jeigu tai yra įdomus pasirinkimas, nes tai yra Itercare sveikatos sektoriaus kompanija, kuri siūlydama labai daug inovacijų realiai per 15 mėnesių nuo tada, kai startavo su savo šitų sprendimu, prisitraukė nežmonišką kapitalą. Dabar šiek tiek daugiau apie šitą pasirinkimą. Ir kompanijos tikslas yra surinkti 130 000 eurų, tai yra minimalus targetas, maksimalus yra 200 000. Tai šiaip žiūrint, ar ne, mes galime investuoti nuo 100 eurų, tai tikrai minimalus įėjimo taškas ir tikrai ta suma, kurią kiekvienas galėtų atrasti, jeigu tau yra įdomu iš tų privačių kompanijų pasirinkimai. Ir kompanija jau dabar yra įvertinta praktiškai 5 milijonais eurų. Tai čia galima pasižiūrėti ar ne tuos pagrindinius tokius akcentus, tai mane tikrai užkabino šitas pasirinkimas ir kalbama yra apie massive market opportunity, tai yra milžiniška rinkos galimybė, ar ne, kadangi bendrai visas tas pasaulinis sveikatos sektorius pagal McKinsey tyrimus apima 600 milijardų globaliai. Tai Itercare turi inovatyvias technologijas, ar ne, naudojasi ir AI, tai yra dirbtinis intelektas, telemedicinos paslaugomis ir implementuoja blockchainą. Jų augimas, ką ir paminėjau, ar ne prieš tai, yra tiesiog nežmoniškas, nes jie įsikūrė, pradėjo veikti prieš 15 mėnesių ir jau turi 1 milijoną rezervacijų ir turi 6 milijonų apyvartą. Planuoja išsiplėsti į naujas rinkas, tokias kaip Brazilija, tai įsivaizduokit, koks kiekis žmonių tenais gyvena, jeigu kol kas Portugalijoje yra pasiekti tokie nežmoniški rezultatai. Tai čia yra toks, galima būtų palyginti kaip Booking.com pasirinkimą, bet kalbant apie sveikatos sektorių, ar ne, tai mes turim ir gydytojams, ir specialistams yra optimizuota ta dalis, kaip ir iš kur ateina klientai ir tuo pačiu klientai ir žmonės gali supaprastintų būdų pasirinkti specialistus ir gauti savo
sveikatai reikalinga pagalba. Tai apačioje nuvažiuodami matysit ir kokias problemas būtent sprendžia ITerCare pasirinkimas, kaip atrodo kompanijos finansai ir kokia yra planuojama kompanijos apyvarta per laikotarpį. Tai iš tiesų tokios kaip ITerCare kompanijos jos auga eksponentiškai, tai yra startuolis, kuris parodė, kad ta idėja yra visiškai įgyvendinama, pasteisinusi ir iš tiesų reikalinga, nes sprendžia kažkokią problemą ir kompanija visiškai dabar savo tam jau augančiam, jau pelną generuojančiam procese ir ieško dar papildomo finansavimo tam, kad galėtų išsiplėsti dar stipriau ir dar greičiau. Ir mes galim tapti tokios kompanijos dalimi tik nuo 100 eurų. Tai šita investicinė galimybė atkeliauja per SPV pasirinkimą, per tą netiesioginį investavimo modelį, kai mes turim atskirą kompaniją įkurtą ir tada visi investuotojai būtent sutelktinio finansavimo būdu susimeta į tą specialiai sukurtą bendrovę, kuri ir investuoja į ITerCare pasirinkimą. Tai naudodamėsi tokiu pasirinkimu ir pavyzdžiui ieškodami galimybių per Crowded Hero tokių kaip ITerCare kompanijų pasirinkimą ir tapdami tokių kompanijų bendrasavininkiais mes iš tiesų galim tikėtis nežmoniško augimo, tik svarbiausias momentas, prisiemam didesnę riziką. Ir šitiem, kas supranta, kas nori diversifikuoti ir kas iš tiesų žavisi tokių kompanijų veiklos sekimu ir dalyvavimu, papildomų domėjimusi, kaip joms seksis, tai čia yra puikus startas pasižiūrėti, kaip atrodo investavimas į privačias kompanijas. Tik tiek, kad mes turim tą centralizuotą visą investavimo proceso valdymą ir galim uždirbti tikrai didesnės nei rinkos grąžas, nes tokios kompanijos, jos yra linkusios augti eksponentiškai, kadangi šiai dienai sprendžia problemą. Tai svarbus momentas, kurį tikrai kviečiu kiekvienam įsivertinti, atkeliavus prie Crowded Hero Investors Price List, susipažinti su kiek mums kainuoja investavimas į tokias išskirtinės ir unikalias galimybės. Tai jeigu ateisim čia, tai be abejo registracija yra visiškai nemokama, minimali suma, kaip ir minėjau, yra 100 eurų, bet priklausomai nuo projekto, nes investavimas į dvarą yra 388, čia ITerCare pasirinkimas yra nuo 100 eurų. Tai administravimo kaštai ir net tiek, kiek mes sumokam pačiai kompanijai už tai, kad jie įsteigia tą Special Purpose Vehicle, už tai, kad padeda mums suorganizuoti teisinius procesus, už tai, kad už mus suinvestuoja, už tai, kad padaro visą analizę, suorganizuoja notarus ir padaro dar ypatingai daug tų biurokratinių veiksmų tam, kad mes galėtume tapti tos kompanijos bendrasavininkais, mes jiems sumokam 1,25% nuo savo investuojamos sumos. Ir jeigu kompanija planuoja mokėti dividendus, tai mes turėsim 5,5% mokestį Crowded Hero platformai nuo gaunamų dividendų per metus. Tai mes tuos dividendus, kuriuos jau gausim, jau platforma bus atskaičiavusi šitą savo mokestį. Ir jeigu mes norim išeiti, turim kažkokią investavimo strategiją ir susiplanuojam tą išėjimo tašką, tai mes turim win-win exit fee. Tai yra ta abipusio laimėjimo išėjimo mokestį, kuris yra 9% nuo mūsų kapitalo vertės prieaugio. Tai reiškia, kad investavim į kompaniją tuo momentu, kai tarkim jinai yra vertinama 10 milijonų ir išeinam, kai jinai yra vertinama 50 milijonų, tai priklausomai nuo mūsų investuotos sumos, mes 5 kartus padidinam savo investiciją, žiūrim, koks yra mūsų tas pelnas, tai nuo tos pelno dalies mes turim susimokėti 9%. Ir tiek žinių. Tai jeigu tau yra įdomus toksai pasirinkimas, tu nori diversifikuoti savo portfelį ir patekti į privačias kompanijas Baltijos ir ES rinkoje, kurios yra augančios ir sprendžiančios didžiulės problemas, ir arba skolinti kompanijoms per obligacijų pasirinkimą, tai kviečiu pasižvalgyti per Crowded Hero platformą. Man pasirodė čia tikrai labai įdomus pasirinkimas ir kviečiu pasidalinti, jeigu tu jau per ją investuoji, kokia yra tavo patirtis. Jeigu tau bus reikalingas registracijos video, kaip užsiregistruoti prie šitos platformos, tai vasario mėnesio gale kviečiu užsukti į Financial Lithuanians kanalą, kur aš pasidalinsiu video, kaip praeiti per registracijos procesą, į ką atkreipti dėmesį ir kitus svarbius niuansus. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki. Ir jeigu